Opel Grandland sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas Vokietijoje. Stilingas ir dinamiškas, erdvus ir universalus, toks yra naujasis Grandland. Opel žengia svarbų žingsnį link naujo etapo. Nuo šiol visi Opel modeliai turės ir vien elektra varomą versiją. Grandland siūlo hibridą, įkraunamą hibridą ir skirtingų talpų elektrinę versiją. Su didžiausia 97 kWh baterija galėsite viena įkrova nuvažiuoti iki 680 km. Šiandien turime raktelius nuo šio varios spalvos Opel Grandland hibrido, o tiksliau savaime įsikraunančio MAL hibrido. Žvelgiant į naująjį Grandland galime atrasti ir konceptinio modelio detalių. Bendras dizainas švarus, estetiškas, taip pat galime matyti linijas, kurios pabrėžia kėbulo elementus. Priekyje taip pat matome pirmą kartą apšviestą Opel logotipą ir LED žibintus. Tai yra 3D Visor dizainas, kuris suteikia futuristinį, o tuo pačiu ir elegantišką dizainą. Taip pat šis modelis aprūpintas pažangia IntelliLux Pixel HD apšvietimo sistema, kurioje įmontuota virš 50 000 atskirų elementų, kurie užtikrina nepriekaištingą apšvietimą bet kokiomis sąlygomis. Tai yra adaptyvūs matriciniai žibintai, kurie geba iškirpti šviesą tam, kad neapakintų priekyje esančių vairuotojų. Modelis gali būti su 19 arba 20 colių ratlankiais. Taip pat galima pasirinkti juodą stogą, kad taptumėt labiau išskirtiniai minioje. Taip pat čia gali būti ir daugiau tamsių apdailos detalių, pavyzdžiui, veidrodėliai, apatinė dalis ir taip pat galiniai stiklai. Gale puikuojasi ir Grandland užrašas bei visą parą šviečiantis Opel užrašas. Tai detalė atklydusi nuo konceptinio modelio. Taigi bendras dizainas tikrai įdomus ir malonus akiai. Iš tiesų nėra daug Opel modelių, kurie taip išsiskirtų iš minios. Iki šiol jie būdavo santūresni ir ramesni, tačiau šis Grandland tikrai turi kažką, kas verčia atsisukti vėl ir vėl. Taigi, sėskime į vidų ir pasižiūrėkime, ar naujasis Grandland turi kuo sudominti ir viduje. Viduje iš karto jaučiasi erdvė. Ir nėra ko stebėtis, nes naujasis modelis tapo 17 cm ilgesnis ir šiek tiek aukštesnis nei senasis modelis. Panoraminis stogas suteikia daugiau lengvumo ir šviesumo, tačiau jį galite, esant poreikiui, ir uždaryti. Čia vyrauja malonios medžiagos, kurios suteikia jaukumo. Remiantis Opel ekologiškumo principu, 100% audinių yra pagaminti iš perdirbtų medžiagų. Tai yra taikoma sėdynėms, durų plokštėms, prietaisų skydui ir centriniai konsoliai. Dizainą pagyvina skirtingų raštų ir tekstūrų medžiagos. Gal tik tai norėtųsi didesnio spalvų pasirinkimo. O pagrindinis interjero akcentas yra šis 16 colių ekranas. Puiku, kad jis įmontuotas ne per daug aukštai, tokiu būdu neužstoja vaizdo vairuotojui. Veikimas greitas, gal tik užtrunka, kol suprantate kur kas, tačiau bendrai patogus ir malonus valdyti. Dažnai naudojamas funkcijas galite pažymėti kaip mėgstamiausias ir išsikelti į priekį. Apačioje ekrano matome fizinį garso ratuką, kuris bus daug patogesnis vairuojant. Klimato kontrolė taip pat valdoma fiziniais mygtukais. Tai greičiau ir patogiau. 2 zonų klimato kontrolę rasite jau bazinėje komplektacijoje. Tačiau verta rinktis aukštesnės komplektacijas, nes būtent jos suteikia tą norimą komfortą ir malonumą ilgesnėse kelionėse. Renkantis GS komplektaciją turėsite ir AGR tipo sėdynės, kurios maloniai prilaiko iš šono, o taip pat gali būti reguliuojamas galvos atlošas. Renkantis GSE komplektaciją, jos turi masažo, šildymo ir vėdinimo funkcijas.
Tai pravers visais metų laikais, o ypač ilgesnėse kelionėse. Šaltuoju periodu taip pat pravers ir šildomas priekinis stiklas ir taip pat šildomas vairas, kuris bus apšildytas tolygiai, o ne tik tam tikrose zonose. O turėdami Opel programėlę galėsite apšildyti savo automobilį dar prieš jį įsėdant tiesiog telefonu. Vairas yra nukirsta apačia, toks sprendimas leidžia lengviau judėti kojoms, lengviau įlipti ir išlipti, taip pat suteikia sportiškumo įvaizdį. Jis odinis ir dailiai apsiūtas. Taip pat matome fizinius mygtukus. Gal tiksliau vieną mygtuką, kuris yra spaudžiamas skirtingose taškuose. Man taip pat labai patinka iškilus brūkšneliai ir taškeliai. Taip visuomet žinosite, kurią vietą reikia paspausti, neatitraukiant akių nuo kelio. Vairuotojui skirtas 10 colio ekranas. Jis ryškus, vizualizacijos aiškios, tačiau galbūt nereikėtų tikėtis per daug informacijos ir per daug įmantrių vizualizacijų. Ką Grandland gali pasiūlyti? Tai projekcinį ekraną. Ši technologija leidžia svarbiausią informaciją matyti tiesiog ant priekinio stiklo, tam, kad neatitrauktumėt akių nuo kelio. Melomanams taip pat turėtų patikti naujasis Grandland, nes jame yra įmontuota Focal Premium garso sistema su 10 garsiakalbių. Tai užtikrina puikią garso kokybę ir malonų ausiai skambesį. Viduje bus erdvu ne tik keleiviams, bet ir jų daiktams. Duryse dėtuvės plačios ir didelės, taip pat yra gudriai sumontuotas bevielis telefono įkrovėjas, štai čia po stiklu. Tiesiog padėsite telefoną, jisai ramiai krausis. Čia taip pat matome laikiklius gėrimams ar puodeliams, arba tiesiog smulkiems daiktams. Centrinė dėtuvė didelė, o vasarą ypač pravers, nes yra vėsinama. Taip pat akinių dėklas. Čia paslėpta dar viena dėtuvė su 12 voltų jungtimi. Erdvė pasijus ir gale, tad gale sėdintys keleiviai tikrai neturėtų skųstis vietos trūkumu. Erdvės užteks tiek galvai, tiek kojoms. O kadangi grindės beveik lygios, tai patogiai turėtų jaustis ir 3 keleiviai. Beje, GSE komplektacijoje galinės sėdynės taip pat gali būti šildomos. Iš praktiškų elementų čia pamatysite patogias kišenėlės, o mažesnėje galėsite įdėti telefoną, dėtuvės, USB jungtis, ISOFIX jungtis. Centrinė sėdynė gali būti nulenkta, taigi galėsite patogiai vežti ilgesnius krovinius arba slides. ISOFIX jungtis rasite ne tik gale, bet ir priekyje. Bagažinė taip pat viena talpiausių savo klasėje – 550 litrų. Bagažinės grindys yra 2 lygių, tad galėsite patogiai sudėti savo kasdien vežiojimus daiktus ir palaikyti tvarką. O nulenkus galinės sėdynės nesusidaro status kampas. Iš praktiškų elementų čia rasite dirželį, kilpas ir taip pat 12 voltų jungtį. Naujasis Grandland turi 1,2 litrų 3 cilindrų turbo benzininį variklį su 136 arklio galiomis ir taip pat papildoma 48 voltų baterija. Tai yra mild hybridas. Ši sistema leidžia įveikti bent dalį kelionės vien elektra. Tai ypatingai pasijus miesto kelionėse, kur važiuojate mažesniu greičiu arba lėtai slenkate kamščiuose. O mild hybridas tikrai jausis ir norint staigiau įvažiuoti į žiedą, kažką aplenkti arba tiesiog manevruoti stovėjimo aikštelėse. Vis dėlto Grandland tikrai nėra itin greitas automobilis. Iki 100 km/h įsibėgėsite per 10,2 sekundės. Tačiau pradžiugins kuro sąnaudos, kurios bus 5,6 litrai 100 km. Jeigu norite greitesnės versijos, rinkitės įkraunamą hybridą, kuris turės 194 arklio galias ir iki 100 km/h įsibėgės per 7,8 sekundės. Jis taip pat turės 350 sukimo momentą, kuris tikrai pasijus lenkimo metu. Grandland turi 3 važiavimo režimus – Sport, Normal ir Eco. Sportiškiausias režimas automobiliui suteikia vairo pasipriešinimą, tačiau vien tai nepadarys važiavimo sportiško. Vis dėlto, jeigu ieškote patogaus ir ramaus važiavimo, tuomet Grandland bus kaip tik tai. Vairas sukasi itin lengvai, pakaba
sukurta į minkštesnę pusę, patogi sėdėjimo pozicija, taip pat geras matomumas visomis kryptimis, galbūt kiek storoki priekiniai statramščiai. Kad būtų patogu parkuotis, Grandland turi 360 laipsnių kamerą. Priekiniai dvigubi stiklai užtikrins gerą garso izoliaciją, kuri leis mėgautis tyla ilgesnėse kelionėse. Standartinėje komplektacijoje automobilis yra aprūpintas įvairiomis komforto ir saugumo sistemomis, tokiamis kaip adaptyvi kruizo kontrolė, juostų palaikymas bei kelio ženklų atpažinimas. Pasirinkus papildomą įrangą, jūsų Grandland galės pats persirikiuoti į kitą eismo juostą. Naujasis Grandland siūlo juntamai patobulintą interjerą ir modernias sistemas, kurios suteiks ne tik ekonomiškumo, bet ir saugumo. Net ir bazinėje komplektacijoje rasite saugumo ir komforto funkcijas, kurios paprastai konkurentų modeliuose yra papildoma opcija. Automobiliui trūksta įsitraukimo vairuojant ir dinamiškumo, tačiau jis yra ypač patogus ir komfortiškas bet kokio tipo kelionėse. Taigi Grandland yra praktiškas pasirinkimas kasdieniam naudojimui ir neabejotinai įneša išskirtinumo ir gyvumo į Opel gamą.